Labas vakaras visiems. Šiandien tęsiu temą planetos mitologijoje. Šiandien kalbėsiu apie Merkurijų arba Hermį ir apie Merkurijaus globotinius, tai yra dvynius ir mergelės. Hermis yra graikų mitologija, Olimpo dievas, o romėnų mitologijoje yra mūsų Merkurijus. Dabar kodėl atiteko dvyniams ir mergeliai tokia dalia? Papasakosiu kokia dalia. Iš mitologijos, iš graikų mitologijos žinom, kad Hermis buvo sielų palydėtojas, kada numiršta žmogus, siela lydi į požemių karalystę arba į pomirtinį pasaulį. Ir Hermis yra tas tarpininkas tarp gyvųjų ir mirusiųjų, tarp žmonių ir dievų. Jis yra tas informacijos perdavėjas, plaukia su ta savo valtele ir vaizduojamas buvo, kad jis plaukia su valtele tamsoj ir lydi sielas į mirusiųjų karalystę pas Hadą. Toliau romėnų Merkurijus kažkodėl yra tapatinamas su prekybos dievu. Taip pat yra dievas tarpininkas, bet romėnai Merkurijų labiau laiko tokį laikė. Ir iki šių dienų yra laikoma, kad Merkurijus yra prekiautojų dievas, yra tarpininkas, tarp kita ko ir vagių, nesąžiningų žmonių dievas. Merkurijus taip pat yra jo simboliai, tai stebuklingi tie sandalai su tais sparnais. Žodžiu, Merkurijus globoja visus prekiautojus. Dar kai kur rašoma, kad žmonės, kurie kažką skaitė, kažko domėjosi. Tai va, apie dvynius ir mergelę. Dvyniams ir mergeliai, mano nuomonė, teko labai tokia, sakyčiau, stipri užduotis, nes visgi tiek dvyniai, tiek mergelė, jos globoja Merkurijus, o mergelėje dar yra egzaltuoja Merkurijus. Šiaip dažniausiai yra manoma ir sakoma, kad mergelės, ypatingai jos valdo Merkurijus, jas valdo protas, taip toliau ir panašiai, jos galbūt bejausmės, jos labai smulkmeniškos, labai materialios. Taip, mergelė gali būti materiali, bet visgi tiek nereikia pamiršti atsisukti opoziciją. Mergelės opozicija yra žuvis. Ir jeigu ta teigiama mergelė, jinai bus labai tokia nujaučianti mergelė, aišku, galbūt nujaučianti labiau per protą, per smulkmenas, per tokius gal netikėtus dalykus. O dvyniai tokie, tas Merkurijus toksai yra labiau judantis oras, Merkurijus ore, jisai juda ir dvyniai, jie turi judėti, jie turi mokytis, jie turi domėtis kažkuo. Aišku, jeigu dvyniai nesimokina, nieko nesidomi, pavyzdžiui, ten dvyniui nereikia toli keliauti, aišku, gali toli keliauti, bet jeigu dvynys nieko nesidomi, jisai tampa tiesiog melagiu. Tas Merkurijus tampa melagis, kadangi atsiranda kompleksas pas dvynį, kad jisai galbūt kažkur mažai žino, nori pasirodyti turės daugiau žinių, nes vis tiek Merkurijus įneša tą tokį smalsumą. Bet dvyniai dažniausiai patenkina savo smalsumą.
O jeigu kalbėt apie mergelių minusus iš Merkurijaus pusės, tai aišku, mergelė gali tapti, jeigu bloga mergelė, dykaduoniauti, gali nieko nenorėti, gali vengti atlikti savo pareigas, nes mergelė vis tik tais dar egzistuoja tokia planeta kaip Prozerpina. Apie Prozerpiną gal kada pašnekėsiu, nežinau, visų kelintam video žadu pašnekėti apie Prozerpiną, bet taip vadinama graikų Persefonė, kurią pavogė Hadas per prievartą savo žmonas. Tai vat, tiek dvyniai, tiek mergelės tikrai yra labai nujaučiantys žmonės, tikrai žmonės yra gebantis racionaliai perduoti informaciją kitiems. Tarp dvynių tikrai yra daug tarpininkų, bet visgi tiek yra labai sunku būti tarpininku, nes vat, kaip tas Hermis, įsivaizduokit, vat, jisai lydi sielą, čia aš taip atsisėdus mąsčiau, aišku, čia tik mitologija, bet vat, vis tiek tas Merkuris prilipo dvyniui, o ne mergelėm. Ir vat, vis tiek kokios pareigos atiteko vat, perduoti tą informaciją. Vienas sakys, čia kas čia yra, čia labai lengva yra perduoti informaciją, bet perduoti informaciją neiškraipytą, tokią, kokią pasakė kitas žmogus, tokią, kokią parašyta kitoj knygoje. Tarkim, dabar ir aš čia sėdžiu pasakoju, va, tas pats Merkurijus. Aš irgi kažką skaičiau knygose, kažką mokinausi, bet, vat, irgi turiu perduoti informaciją, sakykime, turiu jausti atsakomybę, kad, vat, aš perduodu informaciją teisingai, bet, ne faktas vėlgi, kaip kiti supras. Tai, vat, toks tas yra Merkurijus, toks, vat, iš vienos pusės jisai yra labai pareigingas, bet iš kitos pusės jisai nėra atsakingas už tai, kaip informaciją priims kitas žmogus. Pavyzdžiui, kad ir tie dvyniai, tos pačios mergelės, perduoda, vat, mergelės tai tokios labai tyrėjos yra. Jos nekalba tol, kol neištiria visų detalių, tol, kol nesusipažįsta daugiau su žmogum, jos nepuola vertinti iš karto mergelės, pavyzdžiui, žmogaus. Mergelės savaip įsivertina žmonės pagal jų poelgius, pagal jų kalbas, ypatingai ištiria. Man čia nesuprantamais tais jų modeliais, bet kai jos savaip ištiria žmogų, tada jos yra tikros, kad vat, tas žmogus toks yra, nes aš pats jį pažinau, ištyriau, bet vėlgi mergelės, čia yra jūsų tiesa, Tai va tas Merkuris neveltui yra priskaitomas prie tokių neutralių planetų ir sakoma, kad jisai harmoningas yra su visom kitom planetom, beveik nesipyksta, bet vienok jisai yra informacijos nešėjas, tiesiog informacijos iš aplinkos, iš žmonių, tarp žmonių, taip pat, aišku, tarp žemės ir dangaus, taip yra žmonės, kurie kalba su mirusiais, perduoti, sugebėti perduoti. Čia irgi yra įsimaišęs Merkurijus. Aišku, dar turi būti ir kiti parodymai astrologiniai po žmogų, bet visa tai mergelė nėra tokia materiali, mergelė nėra vien tik tai protas, dvyniai irgi nėra vien tik tai protas, tai yra ir nuojauta, ir įžvalga, ir nėra jie tokie sausi, kaip atrodo, kaip nepelnytai jie atrodo tokie. Iš tikrųjų, aš taip galvoju.